Dievas kalbėjo visus šiuos žodžius. Aš esu viešpats tavo Dievas, kuris tave išvedžiau iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėk kitų dievų šalia manęs. Nedaryk savo jokio drožinio, nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje. Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems, nes aš, viešpats tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiąs vaikus už tėvų kaltes iki 3. ir 4. kartos tų, kurie manęs nekenčia, bet rodąs gailestingumą iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Netark viešpatės savo Dievo vardo be reikalo, nes viešpats nepaliks be kalties to, kuris be reikalo mini jo vardą. Atsimink šabo dieną, kad ją švęstum. 6 dienas dirbk ir atlik visus savo darbus, o 7. diena yra šabas viešpačiui, tavo Dievui. Joje nevalia dirbti jokio darbo nei tau, nei tavo sūnui ar dukteriai, nei tavo tarnui ar tarnaitei, nei tavo gyvuliui, nei ateiviui, kuris yra tavo namuose. Nes per 6 dienas viešpats sukūrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra, o 7. dieną ilsėjosi. Todėl viešpats palaimino ir pašventino šabo dieną. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią viešpats Dievas tau duoda. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neliudyk neteisingai prieš savo artimą. Negeisk savo artimo namų, negeisk savo artimo žmonos, nei jo tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo, nieko, kas yra tavo artimo. Visi žmonės girdėjo griaustinį ir trimito garsą, matė žaibus ir rūkstantį kalną. Matydami tai žmonės atsitraukė ir stovėjo atokiai. Jie sakė Mozei: Tu kalbėk su mumis, mes klausysime, tačiau te nekalba su mumis Dievas, kad nenumirtume. Mozė atsakė žmonėms: Nebijokite, Dievas atėjo tam, kad jūs išmėgintų ir kad jo baimė būtų prieš jūs ir jūs nenusidėtumėte.